Kas yra kvarcas ir kodėl jis yra mūsų laikrodžių širdis? Sveiki, inžinerijos mylėtojai! Ar kada nors susimąstėte, kaip toks mažas daiktas, kaip priešinis laikrodis, gali būti toks neįtikėtinai tikslus? Atsakymas slypi medžiagoje, kurią galbūt jau pažįstate, tačiau jos magija glūdi giliausiose savybėse. Nuo žadintuvo prie jūsų lovos iki laikmačio jūsų telefone, didžioji dauguma šiandienos prietaisų matuojančių laiką priklauso nuo mažo kvarco kristalo. Bet kas yra tas kvarcas ir kodėl jis toks ypatingas, kad tampa toks svarbus laikrodžio tikslumui? Iš esmės, kvarcas yra mineralas, sudarytas iš silicio dioksido arba SiO2. Tai vienas iš gausiausių mineralų Žemės plutoje. Jis randamas įvairiomis formomis ir dydžiais, nuo paplūdimio slėnio iki gražių skaidrių kristalų. Kvarco grožis slypi ne tik jo išvaizdoje, bet ir nuostabioje elektromechaninėje savybėje, vadinamoje piezoelektriniu efektu, dėl kurio jis puikiai tinka tiksliam laiko matavimui. Bet kasgi yra tas piezoelektrinis efektas ir kaip jis leidžia natūraliam akmens gabalui skaičiuoti laiką? Įsivaizduokite štai ką. Kai jūs darote mechaninį spaudimą kvarco kristalui, jis sukuria nedidelį elektros krūvį. Ir atvirkščiai taip pat vyksta. Jei jam pritaikysite elektros įtampą, kristalas deformuojasi arba pasisuka. Šis gebėjimas paversti mechaninę energiją į elektrinę ir atvirkščiai vadinamas piezoelektriniu efektu. Šį efektą atrado broliai Pieras ir Žakas Curie dar 1880 metais. Ir tai yra daugelio šiuolaikinių prietaisų, įskaitant mūsų laikrodžius, paslaptis. Svarbiausias dalykas yra tas, kad kai kvarco kristalas yra labai specifiniu būdu supjaustomas ir nupoliruojamas, bei įmontuojamas į elektroninę grandinę, jis pradeda vibruoti itin tiksliu ir stabiliu dažniu, kai gauna elektros srovę. Tai tarsi mažas švytuoklė arba metronomas, bet su neprilygstamu reguliarumu, vibruojantis milijonus kartų per sekundę. Šis dažnis yra toks pastovus, kad tampa tobulų pagrindų matuoti laiko intervalus. Jį lydinti elektroninė grandinė yra sukurta taip, kad skaičiuotų šias vibracijas ir po nustatytos svyravimų skaičiaus siunčia impulsą laikrodžio varikliui, kuris pajudina rodyklės arba rodo laiką skaitmeniniu būdu. Tai nuolatinis ciklas, kai elektros energija paverčiama mechaninė vibracija, o ši vibracija skaičiuojama stulbinančiu tikslumu. O kodėl būtent kvarcas, o ne kita medžiaga buvo pasirinkta tokiai subtiliai užduočiai? Ir kokį didžiausią pranašumą jis turi prieš kitus elementus? Atsakymas slypi jo stabilume. Kvarcas turi natūralią rezonansinę dažnį, kuris yra nepaprastai atsparus svyravimams. Kitaip tariant, jo vibracijos dažnis nesikeičia, net ir esant nedideliems temperatūros ar slėgio svyravimams, kas yra itin svarbu, norint išlaikyti tikslumą ilgą laiką. Be to, kvarcas yra gana gausus, todėl jį išgauti ir apdoroti ekonomiška, o tai daro kvarcinių laikrodžių technologiją prieinama visiems. Prieš kvarcą mechaniniai laikrodžiai buvo sudėtingi meno kūriniai. Tačiau jie priklausė nuo spiruoklių, krumpliaračių ir eigos mechanizmų, kurie kentėjo nuo trinties, temperatūros ir pačios gravitacijos. Todėl buvo brangus ir mažiau tikslus. Kvarcų įdiegimas demokratizavo itin tikslę laiko matavimą. O kaip su siliciu? Koks šio elemento ryšys su kvarcu ir mūsų laikrodžių veikimu? Kaip jau paaiškinau, kvarcas yra chemiškai kalbant silicio dioksidas. Tai reiškia, kad silicis yra pagrindinė kvarco kristalo sudedamoji dalis. Tačiau silicio ryšys su laikrodžiais neapsiriboja vien tuo, kad silicis yra kvarco pagrindas. Grynas silicis yra šiuolaikinės elektronikos pagrindas. Tai pagrindinė medžiaga naudojama gaminant tranzistorius ir mikroschemas, kurios yra beveik visų įrenginių skaitmeniniai smegenys. Šiuolaikinėme kvarcinėme laikrodyje kvarco kristalas generuoja dažnį. Tačiau būtent integriniai grandinai, pagaminti iš silicio, sustiprina šią vibraciją, suskaičiuoja impulsus ir paverčia juos skaitmeninio ekrano rodmenimis arba rodiklių judesiu. Kitaip tariant, kvarcas yra laiko meistras, o silicis kaip puslaidininkis yra elektronikos inžinierius,
kuris išverčia ir valdo šį tikslumą. Kvarcinio laikrodžio išradimas. 1960-aisiais pažymėjo tai, kas tapo žinoma kaip kvarco revoliucija. Ši naujovė pakeitė laikrodžių pramonę, paversdama mechaninius laikrodžius, kurie anksčiau buvo aukso standartas tikslumui, prabangos ar kolekciniais daiktais. Kvarciniai laikrodžiai buvo ir tebėra tikslesni, patvaresni ir daug pigesni masiniai gamybai. Kvarco technologija neapsiribojo tik riešiniais ar sieniniais laikrodžiais. Jo stabilumas ir tikslumas pasirodė esąs neįkainojamas daugybėje kitų taikymų, pavyzdžiui, kompiuteriuose, kur sinchronizuojami jų vidiniai procesai. Telekomunikacijų įrangoje, kad būtų užtikrintas signalų aiškumas. Ir net mokslinėje bei navigacinėje įrangoje, kuriai reikalingi itin tikslus laiko matavimai. Todėl kitą kartą, kai pažvelgsite į skaitmeninį ar analoginį laikrodį, prisiminkite, kad už to ciferblato ar ekrano gali slypėti mažas ir kuklus kvarco kristalas. Kantriai vibruodamas milijonus kartų per sekundę, jis diktuoja jūsų dienos ritmą su tokiu tikslumu, kokį inžinerija ir mokslas, bendradarbiaudami su gamtos savybėmis, padarė įmanomu. Tai rodo, kaip medžiagos savybės, sujungtos su žmogaus protu, gali turėti milžinišką poveikį mūsų gyvenimui. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti. Jei dar neužsiprenumeravote, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų vartelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti tokį turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. O jei jums įdomu sužinoti apie kursus, kuriuos rekomenduojame šiame kanale, mūsų skaitykite šalia esantį QR kodą arba spustelėkite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad galėtumėte pasinaudoti įvairiomis galimybėmis ir lavinti įvairius įgūdžius. Ar jūs jau žinojote apie kvarco svarbą laikrodžiuose? Ar žinojote, kokia jo funkcija laikrodyje? Parašykite komentaruose, noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Ir jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite vartelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos mėgėjai, siunčiu šiltus linkėjimus, o pasimatysime kitame vaizdo įraše.